Išspręskime pavyzdį, kai funkcija išreikšta formulė. Funkcijos y lygu f nuo x reiškinys yra f nuo x lygu 2 padalinta iš x minus 1. Kam lygi funkcijos reikšmė y, kai x yra 3 ir kai x yra minus 1. Ir kitas klausimas, nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį. Taigi pradėkime nuo pirmo klausimo. Kam lygi funkcijos reikšmė, kai x yra 3? Kad tai sužinoti, į funkciją vietoj x įsistatykime trejetuką. F taške 3 yra lygu 2 padalinta vietoj x statom trejetą iš 3 minus 1. 3 minus 1 tai yra 2, 2 padalinę iš 2, atsakymą gauname vienetą. Kitas klausimas, kam lygi reikšmė, kai x yra minus 1. Prašau šią užduotį atlikti savarankiškai. Pasitikrinkime. F nuo minus vieneto yra lygu minus 1. Na ir dar vienas klausimas. Nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį. Matydami, jog mūsų funkcijoje yra vardiklis, jūs puikiai žinote, kad dalyba iš nulio negalima. Todėl mes ir rašome, kad x minus 1, tai yra vardiklis, negali būti lygus nuliui. Reiškia, mūsų x negali būti lygus minus 1 į kitą pusę vienetukui. Taigi, atsakymas funkcijos apibrėžimo sritis yra intervalai nuo minus begalybės iki vieneto ir nuo vieneto iki plus begalybės. Štai ir išsprendėme. Kitas pavyzdys. Funkcijos y lygu f nuo x reiškinys yra f nuo x lygu kvadratinė šaknis iš x minus 5. Vėl raskime y reikšmes, kai x yra 3 ir minus 1, bei nustatykime apibrėžimo sritį. Pirmiausia, skaičiuojame funkcijos reikšmę, kai x lygus 3. Vietoj x įsistatykime trejetuką ir gausime, kad funkcijos reikšmė taške 3 yra kvadratinė šaknis iš 3 plus 5, arba tai yra kvadratinė šaknis iš 8. 8 dar galime išskaidyti 4 kart 2, iš 4 ištraukiame šaknį. Taigi funkcijos reikšmė taške 3 yra 2 šaknys iš 2. Apskaičiuokite savarankiškai funkcijos reikšmę taške minus 1. Ir gaunate, nebejoju, kad dvejetuką. Kita užduotis, nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį. Matome, kad funkcija yra kvadratinė šaknis ir puikiai žinote, kad kvadratinė šaknies pošaknis negali būti neigiamas skaičius. Taigi skaičiuojame galimas reikšmes. Reiškia, mūsų pošaknis, o tai yra x plus 5, turi būti neneigiamas, kitaip sakant, daugiau arba lygu už 0. Gavome nelygybę, kurią išsprendžiame, 5 iškeliam ir kitą pusę ir gaunam, kad x turi būti daugiau arba lygus už minus 5. Štai ir galimos reikšmės. X priklauso intervalui nuo minus 5, įskaitant minus 5, iki plus begalybės. Štai ir išsprendėme abu pavyzdžius.